Sveiki visi žiūrintys Kolibris keliavo kanalą ir šiandien sveikinamės iš Stokholmo. Tai yra mūsų pirmas kartas Stokholme, kas yra šiek tiek keista, nes tikrai ne pirmas kartas Švedijoje, tikrai tiesą pasakius, ne pirmas kartas buvo jų net oro uoste, bet pirmą kartą išlindom apsižiūrėti, ką Stokholmas turi pasiūlyti, tai parodysim ir jums. Kas buvo netikėta, tai oras. Dabar yra balandžio gal 20 diena ir aš jau tikėjausi, kad oras bus pavasariškesnis, bet mums pakliuvo visai žiemiški orai, tarp 0 ir 6 laipsnių. Tai šiek tiek šalčiau negu tikėjomės, bet tai neturėtų trukdyti turėti gerą laiką. Tai šiuo metu mes laukiam viešojo transporto, bet plauksim valtim. Ir plauksim į salą, kur yra už mūsų, kur yra daug muziejų ir eisime apsižiūrėti. Žemėlapiai. Mes esam čia. Man reikėjo to mikrofoniuko duot. Mes plauksim dabar čia ir taip hopinsim. Pam, pam, pam. Ir čia išlipsim. Stokholme yra labai daug muziejų, tai mes juokiamės su žygiu galbūt, kad pas juos nėra taip karšta, nėra pats geriausias oras. Tai žinai, ką veikti turistams, ką veikti žmonėms, eiti į muziejus. Ir iki praeitų metų, iki 2023 metų, beveik buvo daugybė nemokamų muziejų. Bet nuo praeitų metų, kai mes dabar keliavom, jau viskas mokama. Ir mes pradėjom savo dieną Skansen, atviro oro muziejų, kuris yra vienas seniausių pasaulyje. Jie vienu metu nusprendė, kad norėjo išsaugoti ir sukurti šitą kaip ir muziejų, kaip ir seną kaimą, kaip atrodė Stokholmas iki pramonės perversmo. Ir dabar pirmiausia eisim bandyti pasižiūrėti. Jie turi stikladirbių namuką, kuriame kartais vyksta ir pamokas. Mums nepavyko gauti, nežinau, bilietų laikų, dėl šiuo metu ir nevyksta tos pamokos, bet būtų labai įdomu pamatyti ir kada nors išbandyti šitą atrakciją. Stiklapučių dirbtuvėje buvo pora, tai panašu, kad tik tai jos nėra didelės, kad tik tai viena grupė, kaip ir 2 žmonės, gali vienu metu mokinti, susipažinti su stiklapučių amatu ir atrodė super įdomu, faina ir šiek tiek gaila, kad mes per vėlai sužinojom, kad tai yra galima. Tad jeigu jūs galvojate apsilankyti Stokholme, tikrai rekomenduoju pasidomėti. Aišku, kaina atitinkama yra, gal 200 eurų vienam žodžiui, sakei, kad sudalyvauti toj pamokoj, bet
Jeigu aš galiu rūkytis 15 eurų už muziejų ir ar tikrai verta, žinai, ar tikrai mes to norim, net ir 200 eurų, kad ir vieną kartą gyvenime išleisti tokiai įdomiai pamokai, išbandyti naują amatą ir susikurti, žinai, savo vazą, puodelį, stiklinę. Labai įdomiai atrodo. Tai rekomenduoju bent jau pagalvoti ir įsivertinti, ar jūs tas domina, ar jūs to norit. O dabar mes vaikštom po šitą kaimelį. Ir šiuo metu mes atėjom į knygų rišimo dalyką. Man atrodo, tu negali užeiti. Čia eksponatas. Tik tai nuotrauka. Kaip atrodė. Tai jo, tai šiuo metu toliau vaikštinėjom po šitą Skagen muziejų? Skansen. Skansen. Čia iš viso kaip šluota. Sakai, kad kuo toliau, to panašiau Harry Potterį darosi. Open. Kas čia yra? Spice Shop. Ar čia to paties kompleksas? Čia kažkokia, man atrodo... Veterinary, ai, čia tas, kur odos dirbtuvės gyvulių. Kur rūbus gamina iš odos. Dar užėjom ir molio dirbtuvės, kuriuose šiuo metu nebuvo jokių amatininkų, bet jų darbai palyginus buvo man nuobodūs, nes aš esu įpratus prie savo krikštamotės darbų, mano tetos, jos daro labai gražius molio dirbinius Lietuvoje. Tai galite susirasti Facebook'e Didelė maža molynė arba molio seseris, ten tikrai yra gražių molio dirbinių, galite rasti. O dabar bandom susirasti zoologijos sodą, nes norim pamatyti ruoniuką. Taip? Taip. Nemeluoju. Hi everyone and welcome to Skansen's Grey Seals. For you who do not speak Swedish, unfortunately I'm going to speak Swedish the entire time. But when I'm done here, I'm coming out to you. Feel free to come to me and ask anything you want and I will gladly try to answer all your questions. Is that okay? Va, jie su nosytėm paliečia savo. Jie žino, kuris yra jų. Taip. Kuris šiaip yra jų. Va, vėl nosytę liečia. Va, čia kai išeina. Laimingas. Šitas užnesimės į vandenį. Visst är de duktiga? Träning är någonting vi gör med alla våra djur på olika sätt beroende på vad vi vill ha utav det. Men det är alltid... Oj, kastar du fisk på varandra? Gal galvolytę. Pietauja. Šienauja. Oi, kokie. Nosytės pečius. Aš dabar matau, kodėl mašinos sudaužytos lieka iš Eik, sako, kad didžiusi. Tai ne reindeer. Tai nestirniukas. Nu. Aš suprantu, kodėl reikėjo atskiro žodžio. Visam gyvūnui. Eik tu savo. Šito išbudino. Tai vėl atskrės.
O žiūrėk, tu tą kitą užpuolę. Šitas kaip lazy. Koks šitas lazy yra? Mistačius? Su 5 vaikais vienam kambarį gyvendavo darbininkai. Skamba lyg baudžiauninkai. Mums jau laikas palikti Skansen muziejų, tai paliko tikrai didelį įspūdį ir tas atviro oro senų namų parodos buvo labai įspūdingos, ypatingai kai juos įleisdavo į vidų, pristatydavo kaip ir kad ir prieskonių krautuvėlę ar tradicinį baudžiauninkų namą. Kas buvo įdomu, kad jie kas metus keisdavo namus ir tuos šeimininkus, tie vis kraustydavosi. Tai tikrai atrodė, ką galima pažiūrėti, tada dar buvo ir tas zoologijos sodas ir vaikams žaidimų aikštelė, kurios nefilmavau, nes be vaikų filmuoti vaikų žaidimų aikštelę, tai šiek tiek keista, ypatingai jeigu dar kažkieno kito vaikas įbėgtų į kadrą. Tai jo, tai atrodo tikrai visai šeimai būtų ką veikti, rasti veiklų, ką apsižiūrėti, nepatinka vienas dalykas, gali eiti į kitą. Tai atrodė nebloga vieta, o dabar mes einam į Abos muziejų. Kaip Žygis sako, tai dainai Waterloo iš Eurovizijos laimėjimo. Gal nori kažkiek padainuoti jos? Ne, aš mano balsas. Nes jeigu aš neišvadinoti, tai niekas net pažintų. Ir dėl autorinių teisų negalėsi dėti nei vienos turbūt Abos dainos. Bent jau, man atrodo, nedaugiau kaip 6 sekundžių. Tai einam pasiklausyti muzikos. Tikiuosi, kad ten gros muzika. Nes kaip apie muzikos grupę muziejus be muzikos, tai turėtume pasiklausyti jau kūrinių. Ir geriau susipažinti man, kas tapo. Dar. One more. Nu gerai, kokia čia dar. Mamma Mia arba Money arba Gimme. Ne, kurį pas vieną žodį. Gal Mamma Mia tada? Gerai. Mamma Mia. Mes ką tik palikom Abos muziejų, tai buvo jis smagesnis nei tikėjausi, ten buvo galima ir karaokės pasidainuoti, ir galima buvo ant scenos pasišokti su jais, apsimesti, kad esi pasirodyme, kaip jie bandė pristatyti tą idėją, kad jie ieško 5 nario. Tai buvo labai juokinga, bet ir faina ir smagu, ir tikrai vertėjo mano nuomonė. Aišku, Žygis nepasakė, kiek mūsų muziejai kainuoja man vis dar. Kelionės galėsi man pasakys, kiek aš jam skolinga. Tai. Bet kol kas atrodo tikrai verta, tikrai smagu buvo ir atrodo apie Abą nelabai ką žinojau ir vaikystėje susidarė įspūdis, kad tai sena grupė, galbūt seni žmonės, bet kai pasižiūrėjau, jie tikrai buvo jauni, kai koncertavo, tikrai smagus ir tas sceninis įvaizdis buvo įdomus, ten buvo ir jų kostiumų padėta. Vienu žodžiu, tikrai atrodo vertas apsilankyti, bent jau man. O šį vakarą, man atrodo, mes eisim jau dabar tik tai pavalgyti ir turbūt grįžti, ilsėtis. Ir dar man labai patiko to muziejus šūkis, kad tu jį įeini, bet tu išeini šokdamas iš jo. Walk in, dance out.
Mūsų vakarienė. O šiandien dieną pradėjom nemokamą pasivaikščiojimo turę, tik aš labai sušalau ir jisai buvo visai stacionarus, tai nežinau, turbūt net tiek daug vaizdų pavyko užfiksuoti, bet buvo labai smagiai gidė Zoja ir visai gero humoro jausmo. Tai vienas iš dalykų, kuriuos jinai paminėjo, kad Stokholmo pavadinimas kilo, Holm reiškia kaip ir salos, sala ir Stok reiškia kaip ir stick, pagalys. Nes kai įrenginėjo visą šitą salą, kai ją atsikraustė, tai sukišo pagalius rastus į purvą, kad būtų sala patikimesnė ir galbūt kanalai gilesnė, kad išlaikyti labiau tą lygį. Tai yra, nežinau, rastų sala, gaunasi išvertus tai lietuvių kalbą. Tada po nemokamo pasivaikščiojimo turo, šiek tiek sušilęs su šiltu arbatos puodeliu, varėm į Vazų muziejų. Tai aš girdėjau, kad ten yra tas nuskendęs laivas, bet iš Vazų muziejaus aš tikėjausi, kad ten bus apie Vazų dinastiją, dar, žinai, šeimas, papasakos kraujo linijas, kiek išbuvo valdžioje, daugiau pateiks visų tų dalykų. Nu ir prie to pačio padės ir jų tą žymų laivą. Bet pasirodo ten tik tai to laivo muziejus. Bet to laivo istorija man buvo ir linksma, ir juokinga, ir liūdna tuo pačiu, kad jisai buvo nuo jį pastatytas laivas, kad jisai norėjo būti, žinai, turėjo būti puošmena, jis sukišo tiek daug pinigų tą laivą ir tada jį įleido į vandenį ir jisai greitai pavirto, apsisėmė ir nuskendo. Nuplaukęs gal ten tik tai 1000 metrų ar kiek ten nuo kranto ir tai vargiai. Ir dar bandė karaliai aiškintis, kurio laivas nuskendo, kad kilo audra, dėl to laivas nuskendo. Bet iš tikrųjų buvo prastai jisai paruoštas, nes pagal pirminius duomenis, po pirminio plano karalius pasakė, nori daugiau patrankų, sunkesnių patrankų, kad tada nori galbūt, kad jisai aukštesnis, tai jisai gavosi, kad jisai nelabai turėjo tos grimzlės ir jisai buvo visai aukštas gavosi pagal savo, nebuvo tiek tai panirimui žemyn vietos ir kad ir tas akmenų sluoksnis buvo labai mažas ir neišlaikė stabilumo balanso ir nuskendo. Tai juokingai įdomi istorija, kaip pasitaiko. Jeigu keiti užsakymą vidury eigos ir neperdarai skaičiavimų, kad viskas gali suteikti. Tai va. O dabar mums pasitaikė, nežinau, pasisekė, nepasisekė, bet atvykom į Stokholmą kaip tik ant kultūros nakties, tai šiandien balandžio 20 dieną yra kultūros naktis, kai dauguma muziejų yra nemokamų, dabar atsidarys, po 6 man atrodo atsidaro, visi mes varysim į Operhausą apsilankyti, nes yra pora renginių, kurios būtų įdomu pamatyti, tai eime apžiūrėti kultūros nakties. Ar eime pasimėgut kultūros naktim? Gerai aš kalbėjau? Gerai. Jau sušalai klausyti manęs? Taip. Dantėm kalendžiu. Šitą tu labai ilgą tai, ką padarai. Na, jeigu ką, aš iškarpysiu porą dalių, nes aš visą dieną nekalbėjau. Ir man atrodo, kava padeda man daug kalbėti. Nes taip jau būnu. Šitas labai ilgą tai, kad... Energy!
Vakar sudalyvavom Stokholmo kultūros nakty ir nuėjom į operos ir baleto teatrą. Tai mes neapskaičiavom, kad bus daug žmonių, daug eilių. Tai pavėlavom į baleto pasirodymą, bet paskui išsiaiškinom visą veiksmą, kaip viskas vyksta, kur viskas susirasti. Tai mums pavyko įgyvendinti kitus mūsų tikslus. Tai nuėjom į operos solistės pamoką pasiklausyti. Jinai buvo tikrai talentinga, buvo įdomu pasižiūrėti ir pasiklausyti, kaip viskas vyksta. Buvo švedų kalba, bet Žygis jau supranta norvegų danų kalbos, tai jam buvo lengviau suprasti negu man. Aš tai tik pagiriamuosius žodžius supratau. Tai buvo visai juokinga. Tai tada varėm dar kartu, susiradom, kur vyko Dainuok kartu su operos solistais. Tai buvo irgi visai įdomus renginys, buvo daug žmonių, faina atmosfera. Ir tada atstovėję eiliai patekom į mini pasirodymą. Tai buvo 30 minučių Demono kirpėjo Sweeney Todd. Sevilijos kirpėjo. Miuziklas. Aš neskiriu. Ir paskui su jais eiliai mums pavyko patekti į Sevilijos kirpėjo 30 minučių pasirodymą. Tai buvo tikrai įspūdingas ir fainos vakaro užbaigimas. Žygis dar labai norėjo patekti į Armijos muziejų, pasižiūrėti tų 5 lietuviškų patrankų pavogtų iš Biržų, kur Biržų meras prašė atiduoti, jam niekas neatsakė ir jisai dabar piktas ant švedų. Bet jau norėjau grįžti namo miegoti. O šiandien jau mums metas po truputį ruoštis į oro uostą. Ačiū visiems, kai žiūrit ir iki kitų kartų. Iki! It John and the Juice. Oh, John the Juice. Here we go again. John and the Juice. John and the Juice. My, how can I forget you?